Sveikas gyvas gerbiamas žiūrovas. Sveikinas iš Italijos, iš Riminio. Nusileidom Riminį, bandysim pakeliauti šiek tiek po Italiją, mažą kraštelį. Tai iš karto įdomesnis faktas apie Riminio oro uostą, kad jis vadinasi iš karto kartu, Riminio ir San Marino oro uostas. Ir dar jame yra įsikūrus karinių oro pajėgų, kaip suprantu, sraigtasparnio bazė. Tai dabar tiesiog eisim be plano į miestą, kažkur ten ir bandysim susirasti stotį, kažką tokio, ar tiesiog neatmetu galimybės, kad tiesiog pėsčiom nueisimės per tas 2 valandas, nes oras labai geras. Iš Lietuvos išskrydom, buvo šiek tiek lietaus, dabar viskas labai gerai. Tai einam gal tvarkingai, kultūringai pro ten, kad nesuvažinėtų mūsų. Iškart nepaminėjau, bet oro uoste tik išeinam ir iš karto žiūriu MotoGP nuotrauką. Trasas sužymėtas kažkokias, kaip, nežinau, kelias ir tos trasos, kur vyksta tiesiog tarptautinės varžybos įvairios. Tai va, iškart promautina. Iškart fotkių pasidariau jau su MotoGP. Ar su kažnu, gal ir ne MotoGP, turbūt, nežinau, motociklai sportiniai. O šiaip dabar einam, nusprendėm, kad eisim tiesiog pėsčiom, nes laiko turim iki Čekino taip ar taip. Oras pavydėtinai geras. Gatvės tai man jau matytos, nes aš vakar Google Maps'uose prasižiūrėjau, man kiek reikia visko. tai visai čia taip jau jokio pasimetimo nėra. O čia kaip kvepia šitie. Žiūrėk, čia Zuckerbergas dar. Tai ir Metos logotipas. Ir katinas. Skrydam, kadangi su prabangių skrydžių bendrovė Ryanair, tai to pasekoje einam su kuprinėm, aš netgi su 2. Tai šiek tiek žygis apsunks, bet tai kiek čia ten, ką čia mums reiškia, dar kaip tik vyksta žingsnį iššūkis pas mane, dar apie vėl kaip ir kiekvienais metais, tai labai nauda. Nelabai tiesą sakant apie Riminį kažką pasidomėjau, bet kiek iš pažįstamų girdėjau, tai sako, čia kaip mūsų Palanga. Tai jeigu čia kaip mūsų Palanga, tai Palangoje dar gerokai sezonas neprasidėjo tada. Čia tarp kitko, jeigu ką jau Priūras atėjom, bet visokie beach klubai, bet šiaip tai čia tokia alėja pėsčiųjų ir dviratininkų, tai kažkaip nėra tų žmonių. Varteliai dar uždaryti visur. Tai dar sezonas dar tik tai prasideda, matyti šiais metais. Tokių yra apleistų. Čia galvoja verta investuoti nekilnojamą turtą. Jis yra toks vat apleistas. Šiaip labai arba čia dar nedirba daug labai viešbučių, arba čia yra tiesiog apartamentai, nes daug kur tos nuleistos yra žaliuzės ir atrodo nieks čia nieko nevyksta. Tai taip įdomiai, kol kas jaučiuosi, kad čia atrodo, kad mes čia žiemą atvarėm. Bet kas kai kurios dirba. Žiūrėk, būskas fainas. Prisimenat, sakiau, kad čia kaip Palanga, nu tai va, prašau, Palangos atributai. Prekyba, sporto akiniai, va, visokie dalykai. Šiek tiek apie Riminį dabar pasidomėjau, kol einam, niekas čia neapsimetinėsiu, kad aš čia labai pasiruošęs kelioninis žurnalistas. Tai turi apie 150 000 gyventojų, tai pusė Kauno, arba kiek čia gaunasi, 1/4 Vilniaus, žinau, driekiasi 15 km paplūdimys, tai kurortinis miestas, bet dar tuo pačiu ir yra žinomas kaip Italijos kino istorijos toks miestas. Sveiki sugrįžę va reklamos. Tai taip, Federico Fellini, garsus režisierius italų, gimė Riminį 1920 metais ir jo vardu ne veltui yra pavadintas ir oro uostas. Nepaisant, kad jis yra Riminio ir San Marino kartu, bei dar ir karinis aerodromas, tai dar ir jo vardu pavadintas šitas oro uostas. Mes toliau einam čia, vyksta vis remontai kažkokie, vis kažkur šiek tiek žmonės pusiau dirba, pusiau nedirba tos kavinės. Tai labai keista, tikrai aš kažkaip tikėjausi, kad atvažiuosim ir bus pilna
pilna veiksmo, bet dar tik tai kažkokį plakatą matėm, kad sezono atidarimas 23 dieną, gegužės, o mes 23 dieną kaip tik ir išskrendam jau namo. Vienas namuose pasiklydęs Rimini. Na vat, štai ir priėjom ponios Loretos paplūdimį. Ponia Loreta 99. Jeigu kažką domina, va Loreta su vyru, su savo sutuoktiniu, kūrė šitą paplūdimio lopinėlį. Priėjom vieną tokį objektą, kurį aš jau prieš dar atvažiuojant buvau pasidomėjęs, bet jisai parenovuotas yra, matai, stogai pakeisti. Stogai pakeisti. Jo, tai čia yra 1912 metais pastatyta, kaip jie vadina, kolonija, vaikų gydymo kolonija, nu, ta prasme, gydymo įstaiga, kažkaip sanatorija, vienu žodžiu, turėtų būti. Ir nes tuo metu tikėjo, kad čia jūra, oras, saulė, vanduo ir maudynės padeda sveikatai. Nu, turbūt kaip padeda, ne? Tai ir tuo metu čia buvo pakankamai modernus pastatas su moderniom to meto ten inžinieriniais sprendimais, ventiliacijom ir panašiai. Bet šiuo metu, nu, apleistas, bet panašu, kad jį šiek tiek renovuoja, nes stogai pakeisti yra visus stoglangiais. Tai gal išnaudo šitą vietą ir padarys kažkokią viešbutį. Šiaip, nu, toks istorinis, sakykim, pastatas. Nėra labai kažkaip taip jaukiai, tas kolonija vardas labai bloga tokį neigiamą konotaciją, jeigu taip įsireikšt. Jeigu nenusišnekėjau, tai įdėsiu šitą vietą, kad užduoda neigiamą konotaciją. Jeigu nusišnekėjau, neįdėsiu. Nu, iš paplūdimių tai tikrai matosi, kad dar ne sezonas, ta prasme sezonas, bet dar tik tai ruošiasi tam sezonui. Nes dar daug yra, kur net skėčiai nesustatyti. O vienas iš tų tokių ir viso Riminio paplūdimio išskirtinumų, nu ne išskirtinumų, tiesiog buvo paminėta internete, kad paplūdimys ilgas ir su daug lygiai vienodai tiesiai išstatytų tvarkingai skėčių ir gultų. Riminio statyba. Toks įspūdingiau atrodantis viešbutėlis visai. O čia kokia rami vietelė, iš vis jau labai ramiai muzikytė tokia. Lengvas džiaziukas. Bet šiaip visa ta tokia promenada, kaip čia pavadinti, kiek ėjom, tai tokia irgi medinis takas, dviračių takas, naujai išlietas asfaltas matas. Šiais metais dar turbūt tik tai užbaigta, tai kurortas. Ir prieiname, žiūrėk, rausvas tas kabinas biški. Prieinam žvalgos ratą. Ir čia jau yra prieplauka, matosi stiebai laivų. Ir kažkur tai mes prieisim, čia bus upė. Ponas Frančeskas. Taip pažiūrėjom, kiek kainuoja, vienam žmogui 10 eurų kainuoja pasisukti su šituo ratu. Liamo, koks didelis eina savo. Švyturys. 5 metrų. Ar reiks plaukti, ne dar per upę? Gal čia net ne upė, aš nežinau, bet nuo upė panašu. Turėtų būti upė, tada išplaukia jūra viskas. Ten tas viešbutis ir kaip laivas atrodo, kruizinis. Filmuoju, čia Military Zone parašyta va laivai. Ai. Didelis laivas. Ja. Čia pakrančio apsaugos yra kažkokios bazės, tai nežinau. Ženklas, kad negalim eit, bet visi eina. Kitapus upės ta gatvė, tai tokia kaip namie, kaip Kėdainiai kokie atrodo. Tik kad laivų pristatyta. O čia kokie kūras, Pauro 9. Čia tokia panašu kaip laivam irgi degalinė.
Kaipgi be multiplas, kiek gėlyčių ten. Nu, kada čia ateisim jau. Paskauda pečius šiaip pakankamai nuo tų kuprinių. Kiek čia jau? Jau 9 kilai. Tai čia Toyotas ėjimas buvo 10 km trasa, tai aš čia va 10 km nueisim, man atrodo, mes čia. Nes nebuvo pagalvota, kad jeigu mes einam palei pakrantę, tai po to nėra tilto, kaip pereit upę. Tai reikia dar iki to tilto 1,5 kilometro eiti. Tai atėjom šiaip ne taip. Prireikė tik tai ten toli 10 kilų ir atėjom pėsčiom. Kiek čia trūksta? Man 200 metrų trūksta iki 10 kilų. Netėjom iki viešbutenzo. Gerai, bandom įsikūrinėti ir varysim ieškot valgyti. Žiūrėk, kosminis liftas. Gavom kambarį kelintam 7 aukšte, bet yra iki 6 tik liftas važiuoja. Gavom upgrade'ą kambarį. Sakė 4 asmenų kambarys. Pamatysim, kas čia bus. Sakom, atėjom iš oro uosto peškom. Sako, oh my god. Ascensore in discesa. Gerai. Ascensore in discesa. Gerai. Aha, tai gerai, čia dar. Ai, va šitie vandens prisipildymai. Nu po to prisipildysim. Bėga. Nu, dar į kambarį net nenuėjom. Bet vaizdas toks. Čia kažkur iš vis laiptiniai dar. Viskam. Čys, užkliuvau. Nu, ką čia gavom. Vienas kambarys. Išėjimas jau į lauką. Kažkokia musė skraido, reiks užmušti. Ir kas čia dar? Ai, reikia elektrą. Ai, tai čia dar kambarys. Taip. Reikia. O, elektra atsirado. Gerai, yra dušas. Su tokiu va terasėlė, su baseinu yra viešbutis. Dar pakrantė tenai tęsis. Realiai paskutiniam aukšte gavom. Nu toks pagyvenęs, sakykime, viešbutis, bet vaizdas tai labai geras. Jo, jachtas visas. Visas jachtas. Jo. Ten tokie kalnai, kažkoks didelis pastatas. Vat jau ir vakaras atėjo, tai nieko daugiau nefilmavau, įsičekinam viešbutį ir tiesiog išėjom į miestą pasižiūrėti, pavalgyti. Su pavalgymu irgi taip, aš nebuvau susidūręs, bet čia gal Italijos turbūt tokie bairiai, kad atsidaro, pavyzdžiui, tik tai vakare, tai laukiam, kol atsidarys, nuo 6, nuo pusės 7 valgymo vietos, kuris buvom išsirinkę jau pagal Google visas apžvalgas ir įvertinimus. Tai dabar dar turim nealkoholinio vynelio butelį, pasistatėm stalą terasoj ir tiesiog su vaizdu į jūrą dar šiek tiek pavakarosim ir pasiplanuosim rytojaus maršrutą. Nes rytoj yra planas aplankyti San Mariną, nes jisai labai čia netoli. Ir tada galutinis vakaro tikslas bus jau Florencija. Tai Florencijai turim vieną tokią užsibukinę pramogą itališką su šiek tiek motociklizmo prieskoniu. Tai vat žiūrėkit kitus video, pamatys, kas ten bus. O šitam kartui turbūt bus tiek. Ačiū visiems, kas žiūrėjot. Komentuokit, laikinkit, pasidalinkit su draugais, subscribekit kanalą ir pratęsim kelionę kitą dieną. Iki pasimatymo.